Labadiena, čia svarbiausių krepšinio aktualijų apžvalga. Kviečiu žiūrėti. Lietuvos krepšinio lygoje sausio 10-ąją užfiksuota nemaža sensacija. Gargždų krepšininkai žaidė namuose 82-78 sugebėjo palaužti Vilniaus Rytą, kuriam tai buvo 5. nesėkmė šiame čempionate. Nors pirmoji komandų akistata buvo pasibaigusi triuškinama vilniečių pergalė, šįkart dvikova klostėsi pagal kitokį scenarijų. Likus 66 sekundėms, Justinas Terderis pelnė svarbius 2 taškus su pražanga. Vilniečio atakos tuomet ėmė strigti, o pabaigą sėkmingiau sužaidę gargždiškiai iškovojo kol kas neabejotinai skambiausią šio sezono pergalę. Tuo metu Rytas LKL pralaimėjo 3 kartą iš eilės. Gruodžio mėnesį buvo patirtos nesėkmės prieš Lietkabelio ir Žalgirio ekipas, o prieš Karaliaus Mindaugo taurės atsakomąjį ketvirtfinalio susitikimą patirta ir nesėkmė Gargžduose. Dabar pakalbėkime apie Europos taurės turnyrą. Klaipėdos Neptūnas sausio 13-ąją žaidė labai svarbias rungtynes namuose su Liublianos Setevito Olimpija ekipa. Tie klaipėdiečiai pralaimėjo 85-104. Likus 4 turams iki reguliaraus sezono pabaigos klaipėdiečiai išlieka už atkrintamųjų borto. Nuo 6 vietos, kuri garantuotų patekimą į kitą etapą, klaipėdiečius skiria 1 pergalė. Tačiau bent po 6 laimėjimus turi dar 4 A grupės ekipos. Neptūno šioje dvikovoje neišgelbėjo Zeidas Motorunas pelnęs 15 taškų, Donato Torolio Kraityje 13, Arno Veličkos 12. Na, o antralinio rungtynėje su Setevito Olimpija paskutinės buvo Egidijui Mockevičiui, su kuriuo Klaipėdos komanda nepasinaudojo galimybę pratęsti kontrakto iki sezono pabaigos. Mockevičius dvikovoje su Setevito Olimpija pelnė 10 taškų. Antroje dvikovos dalyje subyrėjęs Lietkabelis atsisveikino su viltimi žaisti Europos taurės atkrintamosiose. Svečiuose buvo nusileista Podgoricos Budašnos ekipai 81-95. Vos 3 kartus laimėję panevėžiečiai beveik nebeturi šansų pakilti pirmąjį B grupės šešetą. Jie nuo 6 vietoje atsečios Chemnico ekipos likus 4 turams iki sezono pabaigos atsilieka 4 laimėjimais. Likus 6 minutėms iki dvikovos pabaigos rezultatas dar buvo lygus. Vėliau Budašnos pataikė 5 tritaškius ir panevėžiečių viltys laimėti šią dvikovą išgaravo. Po 19 taškų šioje dvikovoje pelnė abu Lietkabelio aukštaūgiai Partmesas Eibekas ir Paulius Tadusevičius. Jie gerino asmeninius Europos taurės rekordus ir surinko po 26 naudingumo balus. Laidos pabaigoje keliaujame į Eurolygos kovas. Žalgirio krepšininkai ketvirtadienio vakarą stojo į išvykos kovą Tel Avive su Maccabi ekipa. Kauniečiai rodė charakterį ir buvo arti stebuklo, tačiau svečiuose buvo priversti pripažinti šeimininkų pergalę 197. Maccabi laimėjo nepaisant to, kad turnyro lentelėje žengė žemiau už Lietuvos čempionus. Ir nors šiose rungtynėse Maccabi vertėsi be Lonnie Walkerio, Tel Avivo ekipai tai nebuvo problema. Maccabi prieš LA Baltus nutraukė 3 iš eilės nesėkmių seriją Eurolygoje. Maccabi kelis kartus šioje dvikovoje džiaugėsi ir 2 ženklių pranašumu. Prieš paskutinę dvikovos minutę skirtumas tarp komandų buvo tik 2 taškai. Galiausiai kauniečiai turėjo progą įsiveržti į priekį, tačiau pelnyti taškų nepavyko. Vėliau kauniečiai bandė gelbėtis nuo pralaimėjimo, išplėšdami pratęsimą. Tačiau kauniečių tolimi metimai tikslo nepasiekė ir pergalę šventė Maccabi. Kitas rungtynes Eurolygoje Žalgiris taip pat žais išvykoje su Villeurbanne Asvel, o šiandien aš su jumis atsisveikinu. Likite sveiki ir nesušalkite.